Žmona kaip ir po savaitės dviračių jau duoda man signalą, kad reikia taksi ieškoti jau pats metas. Bet reikia sugebėti dviračius pasikrauti į taksą. Nu, tai va, bandysim tą ir padaryti. Ekipažas. Labas vakaras. Labas vakaras. Norėtume taksi išsikviesti Forum Palace. Ar sutilptų du keleiviai su dviem dviračiais? Ponas, žinokit, neturime tokių didesnių net pikapų. Norėtume taksi Forum Palace. Ar būtų toks? Nu čia pas mus busiukas užimtas, labai ilgai bus, ir jau čia neaišku. Kur? Į Forum Palace, bet man žinokit reikėtų taksi, kuris paimtų du dviračius. Ne, tokius neturime. O gal kas žinote, kas turėtų? Nesivaizduoju, nežinau. Nėra pas mus tokių. O gal žinote, kur yra, kur? Pabandykit 1422 paskambint. 1422. Gerai, ačiū Jums. Nežinau, man tas planas nerealus. Labą dieną. Labą. Norėčiau taksi į Konstitucijos prospektą Forum Palace. Ir kur važiuosite? Į Užupį, bet reikia taksi, kur tilptų du dviračiai. Ponas, neturime tokių mašinų. O kas turi tokių mašinų? Nežinau. Jo. Ačiū. Kad bijau, kad teks pamiklinti pedalus dar kartelį. Aš norėčiau jūsų pasiteirauti. Gal jūs žinote kokį taksi, kuris galėtų pavežti dviračius? Taksi įmonės nesiskelbia, kurios vežioja. Tai galiu tik apskritai suteikti numerius taksi ir jūs ten pasirausit, ar jums paims tas dviračius ar ne. Mergaitė, žinokit, tokių didelių kol kas nėra, gal vyriausių važiuos, bet dabar tai tikrai neturiu. Pone, neturim tokių mašinų. Nu, ačiū. Ačiū. Aš labai atsiprašau, jūs Panevėžyje? Ne, Vilniuje. Taksi. Labą dieną. Labą dieną, adresas. Reikia taksi Forum Palace, bet kad du dviračiai tilptų. Jums kainuos 30 litų. Kainuos 30 litų. Nu gerai. Pirmą kartą man tenka, nes nesenai su šito busiuku dirbu, tai netikėtai tikrai. Galvojau, kad netils, nes nekart nebandžiau. Jokių problemų. Telpa tai vešiu, tik tais ir skambinkit. Nėra sunkumų. Svarbu, kad telpa.